Labą dieną. Pradedu dar vieną dieną su Tonibetu. Vakar vakare, kaip prisimenam, padariau 3 statymus, atrodo, ten ant tų kalbėjau, pasakojau apie pasikeitimus, ką Tonibet mėgsta, ko nemėgsta. Tai naktį sužaidė Argentinos Overis, praėjo. Šiandieną žais Vokiečių Overis ir Suomių minusinė. Taip, dar vienas dalykas apie Tonibetą. Dėl šito dalyko man biški gaila labai. Jau ne biški, bet labai. Geltonos kortelės. Tonibet iš lietuviškų bendrovų pirmieji pradėjo siūlyti geltonas kortelės. Tai buvo prieš, nežinau, 4 gal kokius metus. Aš statydavau intensyviai ten, laimėdavau ant kortelių daug pinigų ir jie galiausiai atsisakė kortelių pasiūlą. Iš vis neduodavo kurį laiką, ten 1 sezoną ar 2 net sezonus nedavė kortelių. Dabar, kai aš esu pasyvus pas juos, nestatau beveik, vieną kitą kartą prastatau, jie vėl duoda kortelės. Teko kalbėti su vienu žmogum iš jų aplinkos. Jie kortelės duoda ne dėl to, kad jos apsimoka, ne dėl to, kad iš jų kažkoks yra pliusas, o tik dėl to, kad prieš užsienio klientus, jie turi nemažai užsienio klientų, kad prieš užsienio klientus atrodyt tiesiog kaip normalesnė bendrovė. Vienintelė priežastis, dėl ko jie duoda kortelės. Ir man labai gaila, kad nėra kam už tai jų nubaust. Ir jie duoda, jie greičiausiai visą šitą klausys, žiūrės šitus video, tai aš negaliu pasakyti, ką jie neteisingai daro, sudarinėdami tą kortelių pasiūlą, bet čia ant kortelių laimėti ypatingai lengva turėtų būti ir per ilgesnį laiką. Tai aš dabar bandysiu nemažai įvykių šiandieną. Pasižiūrėsim, kokie maksai. Standartiniai jų maksai 190 eurų. Pirmai pradžiai statysiu nedidelėm sumom po 50 eurų ant kortelių. Vis dar nenoriu, kad šitas akauntas būtų atkreiptas dėmesys. Kaip žinom, Tonibet net ir tokius dalykus pradėjo daryti. O uždarbis LT forume vienas žmogus rašė, jo mama atsidarė, jisai pats gavo limitus ant Tonibeto, jo mama atsidarė sąskaitą, jisai ten kelis statymus lyg ir padarė ir paskambino jo mamai Tonibet, neatsakė ten kažkokių klausimų ir, ką jūs savo manot, Tonibet anuliavo visą akauntą. Tai nežinau, ar tas žmogus daeis iki teismų, bet aš tai tikrai daeičiau, tai neatmetu galimybės, kad ir šitas akauntas gali turėti įvairių problemų, nes Tonibet yra tokia bendrovė, kuri ypatingai nenori skiriasi su pinigais, kurie bet kokią kainą darys viską, kad tik juos išsaugot, kad tik neatiduot. Taip pat užsienio forumuose, jeigu kas sekat, tai krūvos nusiskundimų, kiek žmonių yra suspenduoti pinigai, uždaryti, nerealių dalykų prašo, dokumentų prašinėja, kaip kokie ten, nežinau, kaip rusų kontoros vos nekarinių pažymėjimų, kad tik neatiduot žmonėm pinigų. Tai tokia ta bendrovė Tonibet. Galima visus įvykius iškart į vieną skaičiuoklę. Italams labai gerai duoda kortelės. Tikėkime, štai Dženo Udinezė, visur kofas už 5 kortelės yra apie 1,80. Jie duoda, atsiprašau, ne už 5, už 5,5 yra apie 1,80. Jie duoda 2,05 už lygiai 5. Taip, su ispanais viskas atrodo tvarkoj. Taip, tai dar keli įvykiai. Įsivedžiau visus į skaičiuoklę. Ant visų po 50. Labai neerzinant Tonibeto.
Nors į šitą akauntą, kaip ir sakiau, jie greičiausiai dar visiškai neatkreipė dėmesio, nes nepakeitė Zvezdos Totalo, nors aš ten pastačiau nemažai. Taip pat nemažai statysiu, tikiuosi šiandieną jie nusikopijuos. Galim pažiūrėti. Nelaukia Pinaklės, tikiuosi šiandieną jie įdės VTB rytojaus varžybas. Lokomotyvas prieš Unixą žaidžia. Pažiūrėsim VTB. Ir jie Totalą turėtų nurašyti nuo B365, jisai ten... Ne, jie kol kas šito neduoda rytojaus, galbūt laukia Pinaklės, gal kad savaitgalis. Gerai, žiūrėsim, kaip seksis akauntui, vėl sumažėjo pinigų akaunte, 268 eurai. Na, bet žaidime. Akauntas kol kas nuo paėmimo pas mane minuse nėra. 100, 200, 5, 400, 500. Apie 1000 eurų gal daugiau biškiuko žaidime. Jo, virš 1000 eurų žaidime, tai na, kol kas viskas gerai, esu minimaliam pliuse ir po savaitgalio paaiškės visi rezultatai, koks balansas po pirmų naudojimosi dienų. Tai kol kas tiek.